Tai ką turėtų klientas žinoti prieš įsirengdamas biologinį valymo įrenginį ir ką reikėtų atkreipti, kad neiškiltų paskui problemų? Klientas turėtų atkreipti dėmesį į tokius dalykus kaip be abejonės dokumentacija. Nes įrangos dokumentuose kas tai turėtų būti? Techninis pasas ir ES deklaracija. Šiuose dokumentuose tai yra nurodoma, kaip nuotekų valymo įrenginys, pagal kokius parametrus veiks arba išvalys nuotekas. Įrangą statote ne vienam dešimtmečiui, tai reiškia, jinai turi lenkti reikalavimus. Nes svarbu yra, kad būtų išvalomas bendrasis fosforas, kurie yra reikalavime, kad liktų 5 mg litre nevalytose nuotekose. Pas mus lieka vos te 1,5 mg litre. Tai yra geras, labai aukštas rodiklis. Arba bendrasis azotas, kaip pavyzdys, kurio turėtų likti 25 mg litre valytose nuotekose. Pas mus te lieka vos te 16. Tai irgi geras, puikus rodiklis, kur kiti gamintojai gali pasigirti labai arti tos ribos. Tai vėlgi rinkitės įrangą išmintingai, atsakingai, nes supraskit, pakeisti ją ateityje bus sudėtinga ir brangu. Todėl kviečiu, atvykite į parodą Supernamai, nes Supernamų parodoje mes pristatysime savo naujoves, sukurtos šiais metais, susipažinsite su nuotekų valymo įrenginiais, bet ir išvystė dar daug naujovių, kurias galėtumėt pritaikyti pas save namuose.